Atlanto vandenynas. Pagaliau ištrūkom iš porto, miesto. Nežinau, davėmės ilgai. Reikėjo balioną dujų nusipirkti. Tai Decathlone radom. Aišku, dauguma buvo išpirkta. Piligrimų sezonas atsidarė, tai matyt visi perka. Nes vėlgi į lėktuvą neįsidėsi, yra draudžiantis dalykas. Tai va, biškį užtrukom. Nežinia, kiek dar šiandien eisim. Nu, bus matyt. Tiesa, nepaminėjau, kad čia mūsų piligrimų pirmas etapas nuo Porto link Santiago de Compostela. Čia mes miegojame. Labas rytas visiems. Nu, toks vaizdelis. Čia lepteliai, va tie visi, kur eina palei Atlanto vandenyną. Ir va ten Atlanto vandenynas. Va ten žmonių judėjimas, tai nežinau, gan didelis. Tai čia tokį užkampį radom. Ir va, simegojam, pradėsim vėl kelią. Mano atributika. Ir ten kažkur eisim už posūkį, dar ilgai nuobodžiai. Ne nuobodžiai, linksmai. Sorry. Pasipuošęs kaimelis. O Portugalijoje tokios plytelės. Baigėsi mūsų gražusis takelis.
bandom įveikti. Neįsivaizduoju, kas čia upė buvo, ar kas čia, ar vaga, kaip matosi, eita. Bet vėlgi tilteliai tie išlūžę. Nu, nespėliuosim, reikia eiti. Per smėlį žymiai sunkiau einasi. Klampu. Bijai priberti smėlio į batus. Vėl atimtų kažkiek laiko įsiberti, įsikrapštyti, nes sukeltų kažkokių nepatogumų. Ir eini minimaliu greičiu, atsargiai po biškį. Vėjas šiandien didokas toks, aišku, kai eini gaivina gerai. Kažkoks miestelis, šventai matyt ruošęs. Ar jie čia taip visą laiką pasipuošę, nežinau. Vai smagumėlis eiti čia. Gaivuma, pavėsis. Bet yra keista matyti, iš Atlanto vandenyno Portugalai grebliuoja iš krantinės. Dumblius tokius va, jų pilna čia yra. Įskleidžia džiūną, džiovina, nežinau ką jie čia daro. Paskui va, fasuoja į maišus. Kažkokia gal, puvimo reakcija gal jau negali būti. Bet ar neįsivaizduoju, kam jie čia tai naudoja, nesigilino, pirmą kartą matau. Mačiau, kad ten grebliavo jos iš vandens. Yra tie ruožai, kur ypač jų daug. Čia dabar sutikau vietą, grinai, kur jie yra. Va, šviežiai, netgi va šitas tamsesnis yra šviežiai padengtas. Ką žinot, pasidalinkite, jeigu komentariuką brūkštelkite. Įdomi čia Portugalija. Laukai, bulvės nuėminėjai, mačiau. Vienu žodžiu, ūkis. O ten iš karto vandenynas už kopų matosi. Tiksliau, čia arčiau golfo laukai, o už kopų Atlanto vandenynas. Žmonės dirba, žmonės kaifuoja, relaksuoja.
rytas visiems. Tuoj pradėsim 3 dienos piligrimų kelią tęsinį. Čia mes įsikūrę. Toks užkampis, o ten takas eina piligrimų. Trečia dienelė. Judame į priekį. O, tie medžiai įdomus. Nutašyti jie tokie, be žievės kaip. Čia ir lapai mėtas. Irgi įdomus. O lūpas jie taip. Portugališkos džiunglės. Įdomus medžiai. Be 15:08. Priešais kapinės. Įdomiausia tai, kad kapinės gyvenamųjų namų kvartalė. Ir įdomus, tokios kaip su koplytėlėm. Gal kažkokios senosios čia. Po 8:10. O kiek mes šitą einam? Nuo praeito laiko. Sakai valandą? Aha. Mums liko, kaip tik, iki Santiago de Compostela 200 km. Fatima į kitą pusę 240. Nežinau, Hebra, nei upės pavadinimo, nei ką, jokių lentelių. Į Google Maps tingiu lyst. Stengiuosi kuo mažiau naudoti mobilų telefoną tiems reikalams, nes powerbankai irgi siesta, telefonai dar greičiau siesta. Upė, viskas gražu. Eisim į kitą pusę.
Aišku, čia gražiau čia. O ženkliukas, kiek nuėjom, kiek liko. Trečia diena jau puslikės. Žiauriai man patinka Portugalijos tokie namukai, prie daugumų namukų įėjimų, tokie iš plytelių paveikslai, visokie susijęs su religija. Vieni už kitus gražesni. Žmonės, portugalai, labai tikinti žmonės. Piligrimai pradžioje eina ten, kiek tolėliau. Šiaip gan nemažai tų piligrimų. Pirmą dieną buvo mažiau jų. Švis mažai matėm. Vakar daugiau, šiandien dar daugiau. Lenda iš visų šonų, kai skrusdėlė kokias. Šalis irgi domisi. Su vokiečiu vienu šnekėjom. Vardu Saša. Sakė, tėvas Rygoje gyvena. Matyt, mama vokietė ir pats vokietis. Ką dar italų šiandien sutikom biškį pašnekėm. Lygiai pirmą. Koks sutapimas. Lygiai pirmą. Lygiai pirmą. Bažnyčia statyta 1891. Ir gilsis, gerai susiradė, labai gerai netgi. Einam ir mes gal? Ką? Čia kaip įdomiai iškasta. Kelias padarytas. Buvo kalnas, padarė kelią. Čia neaišku, tie žmonės jaučiu mirė yra, kur nuotraukos sudėtas.
bidonai. Ir iš Lietuvos Alytus. Šį kartą eisim pirmą kartą tokiais takais. Ten vis pastovėjom palei Atlanto vandenyną, tai miesteliai, kaimeliai. O čia toks takelis. Jau biški su šaknim, su akmenim, kur netoks nikstelėjimas kojas gali sukelti problemų. Jeigu netinkama avalinė, tai labai greitai gali turėti bėdų. Na, aišku, neskubant gali bet kokį kelią veiks, man atrodo. Piligrimų kelias su kliūčių ruožu. Du viename. Apačioje jau girdisi šniokščia upelis. Op. Ten gal matysis purslai. Balut. Srovė gera. Nuo kalnų pareina. Norėtųsi dabar kojas įmerkti tokį ledinį vandenį, kad atgaivintų raumenis, puslelės mano atgaivintų, nuramintų. Vakar įsigijau 2 puslės ant vienos kojas ir 2 ir ant kitos kojas. 2 puslės. Ne, 1 puslė. Ir mazoliai. Wow! Faini. Eina sumaišė Lietuvos sostinę Vilnių su Ryga. Nu, bet paskui atsiprašė ir pasitaisė, jisai sako, jo. Pašnekėm biškį. Sunkiai pašnekėm, viskas šauniai. Žinokit, koks vanduo ledinis ir kokia kojams atgaiva, wow! Biški, kur mazolė yra, ten sunku yra vaikščioti, net kažkoks iškilęs akmenukas, tai iš karto dūrė į mazolę vietą. Ir skausmas nerealu, žinokit. Dar piligrimai eina. Yra štampas, rašo. Tai gal yra ta siesta, nu siesta bus. Ir bažnyčių siesta.
Užlipom į tokį kalną, žmonės matos ten tolumoje vandenynas. Takelis vėl su kliūčių ruožu. Ne tai, kad akmenys dar maišosi ir kliuviniai kažkokie, bet žinokit, dar ir saulė kepina iš visų pusių. Atakuoja. Ką? Pozityvumą. Reikia sakyti tiesiai šviesiai, ką matai kely. O ne tie, kurie, čia viskas normaliai, čia taip toliau. Mes irgi ruošiamės, vaikščiam taip toliau, bet vėlgi vaikščiam be kuprinių. O užsidėjom kuprinės. Iš karto kitoks ėjimas ir iš karto pasišnekėjo tarpusavy su žmona. Ir viens į kitą žiūrim ir mąstom. Tikrai mes nebūtum, kaip mes eitumėm, jeigu mes nebūtumėm kažkiek ten pasivaikščiai ir taip toliau. Be šansų čia tokiam žmogui eiti, kuris šovė galvą, reikia eiti tokį kelią. Būtinas išankstinis pasiruošimas, nes kerta per visas pusės. Tiek psichologiškai, emociškai, ištvermėje. Kas čia sodyba, neaišku kas čia. Portugalijos vėliavas. Sauliukai, kas čia? Instagramai, kas čia? Bananai, žiūrėk, sudėti vaisiai. Čia vaišintis galima? Alus, bandelės. Šauniai padaryta. Kavos aparatas. Šauniai, maladėts. Geras. Čia žmogus yra savininkas. Visa jo dėka yra padaryta. Maladės. Liuks. Ir katinukai žiūri piligrimus. Va taip.